Leidykla Terra Publica pristato naują pažintinę reprezentacinę knygą apie Lietuvą. Knyga apie Lietuvą iš tikrųjų yra labai moderni, pozityvi knyga apie mūsų šalį. Čia rasite ne tik tai tuos dalykus, kurie yra būdingi kiekvienai valstybei. Tai yra informacijos apie žmonės, teritoriją, simbolius, kalbą, bet ir daug svarbios informacijos apie verslą, žemės ūkį, mūsų kultūrą, papročius, netgi virtuvę, religiją, taip pat apie iškiliausius didžiausius Lietuvos miestus. Knyga Tai Lietuva yra puiki dovana artimam žmogui, jubiliejaus proga, žmogui, kurį mylite. Tai knyga skirta užsienio svečiui, kuris nori gerai pažinti mūsų šalį. Knyga Tai Lietuva išskirtinė ne tik savo turinio apimtimi, bet ir technologiniais sprendimais. Knygos viršelį puošia sidabruotas baroko stiliaus herbas, kurį sukūrėme pagal Švento Kazimiero aptaiso fragmentą, kurį originalą galite pamatyti Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Knygoje taip pat naudojam daug modernių, išskirtinių technologinių dalykų. Iškirtimus, fragmentinį lakavimą, skaidrų popierių, didelio formato atvertimus. Knygą Tai Lietuva jūs galite įsigyti atskirai arba supakuotą į gražią reprezentacinę dėžutę. Galite rinktis iš 2 kalbinių variantų – lietuvių ir anglų kalbos. Knygoje Tai Lietuva jūs surasite 350 iliustracijų. Prie projekto darbavosi daugiau nei 200 žmonių. Mes padarėme viską, kad sukurtume knygą šaliai, kurią labai mylime ir kurią didžiuojamės. Užsieniečiai yra labai gera. Šiaip tai, jeigu angliška, tai yra labai gera verslo dovana arba garbiam svečiui arba tikrai gera. Labai gera koncentracija apie Lietuvą. Nu ką, labai gražios iliustracijos, labai reprezentatyviai atrodo pati knyga ir žinoma, patinka, kad yra trumpa santrumpa visų svarbiausių įvykių. Įdomi, turėtų būti įdomu. Ačiū.